Na, stebėtinai netiksliai metęs šis klaipėdiečių lyderis šiandien atrodo, kad yra nusiteikęs nuo pat rungtynių pradžios griebti jaučių žagų, perimtas kamuolys. Svarbiausia, kad kamuolys įkrinta į krepšį 8-10. Minus 2 taškai, jei kalbėtumėm apie Vilniaus krepšinio mokyklą, plus 2, jei kalbėti meta, tačiau ir vėl nesėkminga atakos pabaiga. Na, o pažiūrėkite, kiek prireikia laiko Klaipėdos net persvert rezultatą. Be keitimų žaidžiantis Jurgutis, jo perdavimas į dešinę ir netikslus metimas. Atkovoja labai gražus metimas iš po krepšio. 28-26 ir toliau rezultatyvus susitikimas šiandien. Jurgutis per varžovo iškeltas ranką. Jis į žaidėjo vaidmenį atiduoda kamuolį Tomašui Romanovskiui, pradėjusiam šias rungtynes. Bus galimybė atakuoti ar ne. Romanovskis meta, nepataiko, kamuolį nusiima Žydrūnas Jurgutis, tačiau pasidėjo vos minutę ir treneris, jo komandos draugas 13 numeris. Kiek ilgai Jurgutis Saprikinas galės žaisti tokiu tempu. Visgi labai gražus blokas. Visgi labai aukštas sparta žaidžia šiame susitikime. Ir su kamuoliu vilniečiai. Na, būtų aišku smagu, jei jiems pavyktų sumažinti bent kiek skirtumą. Ir dabar su kamuoliu ir Haroldas Saprikinas yra prižiūrimas labiau nei bet kuris Klaipėdos krepšininkas. Ir aišku, jeigu tas metimas, jo prasivertimas ir sudėtingas metimas, tai kamuoliai su krepšiniai įkrenta. Jau tik 3:20 iki trečiojo ketvirčio pabaigos galimybė klaipėdiečiams priešti dar vieną brūkšnį ir padidinti savo komandos persvarą iki 20. Svarbiausi dalykai yra nuveikti išprovokuotas Žygimantas Kuselis, kuris prisipildė 4. kartą, 12 pelnyti taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Vienintelis iš komandos, kuris dar tą nuveikė šiose rungtynėse. Jo komandos draugai neprisidėjo ne iš tolo, kad ir jau tik pusę minutės iki kėlinio pabaigos metimas netikslus, tačiau atkovotas kamuolys ir jei nepavyko, jei skirtumas nebūtų toks didelis šiame susitikime. Šansas klaipėdiečiams, nepataiko dabar Grikinas, atmestas kamuolys Petkevičiui, na ir Žydrūnas Jurgutis. Ilgą laiko dalį sėdėjęs ant atsarginių suolo, čia labai gražiai dabar suklaidino savo gos, na o 11:30 minučių. Dar kartą pakartosiu, jaunieji Sabonukai prieš jaunuosius Marčiulioniukus. Dvikova dėl pirmos vietos. Domas Budrys vienas iki galo, po to kovoda Otmanas. Bent jau ši pozicija jam yra palanki ir Otmanas iš 5 baudos metimų pataikė 5, dabar 5 iš 6. Pirmą kartą nepavyksta pataikyti nuo baudų metimo linijos, o Jesionis vėl iškart kerta per ranką. Nelabai suprantu, ar tikrai likusias 4 minutės mes ir matysime, kaip nuo baudų metimo linijos mėto klaipėdiečiai. Vienas tikslas galėtų būti leisti varžovams greičiau surinkti 100 tašką. Kito tikslo neįsivaizduoju ir jo nėra. 87-60 ir 80 ataskaitoje 16 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Čia Vilniečių atsakymas. Gražus perdavimas po krepšiu ir ten po 100 taško. Labai daug baudų metė klaipėdiečiai šiandien. Vilniečiai pernelyg nenusileido, štai taip nepataiko antrosios baudos, tačiau kova dėl kamuolio ir vėl nespėja paskui varžovą Jesionis, jo trečioji asmeninė pražanga ir prie baudų metimo linijos 13 numeris Justas Grikštas.
šiandien buvo pataikęs 4 baudos metimus iš 4, o visa komanda metė jau 26 ir 27 baudos metimus.